susiję bandymai nukreipti dėmesį ir realūs pavojai vartotojams, realūs pavojai lošimo paslaugų rinkos dalyviams. Vienas iš dalykų, tai mokslininkai visada sako, kad norint gydyti ligą, reikia žinoti jos pagrindus, reikia žinoti duomenis, objektyvius simptomus. Norint tam pamatyti situaciją rinkoje, reikia daryti tyrimus, reikia daryti moksliškai pagristus, validžius, išsamius, sudėtingus, ilgą laiką trunkančius tyrimus. Jie turi būti pagristi mokslinėmis pagristomis metodikomis. Jie negali būti atsitiktiniai tiesiog visuomenės nuomonių apklausų rezultatai. Lošimų paslaugų rinka yra specifinis darinys ir suvokti, pastebėti, pamatyti atskirus reiškinius problemas iš tiesų yra sudėtinga. Ekspertai siūlo ir turi atrinkę specialias metodikas. Lietuvoje jos yra irgi panaudotos. Mykolo Romerio universiteto tyrėjų komanda 2017 ir 2020 metais atliko tyrimą, kurį rėmė priklausomybėms tirti skirta DSM-4 metodika. Tai specialus tyrimo būdas, kai klausiama, nagrinėjama atskiri rizikos faktoriai ir apibendrinus duomenis daroma išvada apie atskirų lošėjų, atskirų žmonių priklausomybės lygį arba pavojų tapti priklausomais nuo vienokios ar kitokios veiklos. Pažymėtina, kad DSM-4 taikoma ne tik tai lošimams, bet lygiai taip pat gali būti taikoma, pavyzdžiui, alkoholio priklausomybei, pirkimo priklausomybei ir kitoms priklausomybės rūšims, kurių yra labai daug. Tai Mykolo Romerio universiteto mokslininkų komanda iš esmės sako, kad ir 17 ir 22 metais Lietuvoje rezultatai yra panašus. Taikant šitas metodikas DSM ir PGSI, reiškia, probleminių lošėjų grupiai galėtų priklausyti apie 2,5% respondentų, o jau patologinių galėtų priklausyti apie 0,5%. Taigi bendros charakteristikos. 2022 metais pradeda ryškėti tendencija, kad lošimai internete spartėja, šių paslaugų vartotojų gausėja ir jie lošimams internete skiria gerokai daugiau lėšų nei kitose lošimo vietose. Kokios yra esminės dalyvavimo lošimuose tendencijos, jeigu žiūrėsim į 22 metus, lyginant juos su 17 metais? Tai vyrai dažniau skiria savo laiką lošimams ir skiria daugiau pinigų, lyginant su populiacijos dalimi moterys. Loterijos bilietus kaip vieną iš veiklų labiau mėgsta asmenys, kurie turi žemesnį išsilavinimą nei, tarkim, kiti asmenys. Tie, kurie turi aukštąjį universitetinį, vėlgi tyrimo instrumente yra išskirti du aukštieji, aukštasis kolegijinis ir aukštasis universitetinis. Tai skirtumas išsiskiria tik tai aukštąjį universitetinį įsimokslinimą, turintys skirtingai nuo visos kitos populiacinės grupės linkę rinktis kitas lošimų rūšis. Ir populiariausios lošimų formos lieka įvairios loterijos Lietuvoje 22 metais. Antžeminiuose lošimuose, ką jau pastebėjote iš pristatymo, skaičiai yra mažėjantis ir augantis bendros tos tendencijos internete. Atskirų lošimo paslaugų vartojimo ypatumai tai, kad bendrai mes, kalbant apie loterijas, mes matom tokį dalyvaujančių loterijose skaičiaus bendrą mažėjimą, taip apibendrinant visas grupės kartu, ir trumpėja pats stebėjimo laikas, kurį neretai žmonės traktuodavo kaip pramogą stebėti loterijas, kuriuose lošia kažkas kitas. Tačiau loterijoms išlaidos augo ir aš minėjau apie tai, kad yra tam tikri objektyvūs socioekonominiai veiksniai susijęs su bendra infliacinė tam tikra aplinka. Dabar, jeigu išvadas daryti dėl kazino, tai mes matome, kad sumažėjo tų, kurie dalyvavo iš mūsų tyrimo dalyvių, tai yra 1 procentinis punktas nuo 2,2 iki 1,2 apklaustųjų sumažėja. Lošimo namuose kazino
skirtos pinigų sumos padidėjo, tačiau laikas buvimo tuose namuose sutrumpėjo. Ir dažniausiai lošė vyrai turintys aukštesnės finansinės pajamas. B kategorijos lošimo automatais lošiančių skaičius taip pat mažėjo, bet sumos skiriamos buvo gerokai didesnės. Ir stebimas nežymus jaunų klientų skaičiaus mažėjimas. Tai vėlgi, jaunimui tai nėra labai aktuali problema, jinai tolydžiai yra mažėjanti. Sunku pasakyti, ar tai tik vienkartinis epizodas susijęs su karantinu, sąlygotas karantino, ar tai yra jau kažkurios ir kitos giluminės priežastys tam susiję. Dėl lažybų punktų, dėl sporto rezultatų, ypatingai ženkliai sumažėja moterų dalyvavusių sportinėse lažybose, tai ryškiai buvo matoma ir statistiškai reikšmingai lyginant su vyrais. Jeigu 17 metais buvo ypatingai aktualu jaunimui dalyvauti sportinėse lažybose, tai 22 metais vienos amžiaus grupės įskirti praktiškai neįmanoma. Nėra vienos dominuojančios grupės. Pajamas gaunantys vidutinės arba žemesnės asmenys ir turintys žemesnį išsilavinimą. Internete išaugo tas dalyvaujančių skaičius 22 metais ir dažniausiai lošia vyrai ir tas skirtumas yra beveik 4 kartus didesnis lyginant su internete lošiančiomis moterimis, kurios save nurodė kaip lošiančios moterimis internetu. Įsitraukimo priežastys, tai vėlgi bendros tendencijos, tas siekis laimėti didelius pinigus, gauti nors truputį pinigų arba savo malonumui. Tai būtent dominuojantis atsakymų variantai, kuriuos renkasi tyrimo dalyviai. Tačiau gaunantis didesnės pajamas, dažniau nei gaunantis mažesnės, dalyvavo lošimuose savo malonumui arba dėl patiriamo jaudulio. Ir čia jau yra tam tikra orientacija į būsimą pristatymą, kai mes kalbėsime apie psichologinius tam tikrus ypatumus, medicininius ypatumus ir visa kita. Ir trečioji priežastis, jinai vėlgi susijusi su tuo pačiu reiškiniu, tai yra nerimo įveikimas, alternatyva poilsiui, kas ir skatina įsitraukti, ir būtent nerimo komponentas yra ypatingai būdingas moterims, lyginant jas su vyrų grupe. Apie 9,5% Lietuvos gyventojų patenka į rizikos grupę, kurie turi riziką arba pavojų patekti arba susidurti su priklausomybė nuo lošimų. Realiai sergantys asmenys sudaro vos 0,5, kitaip tariant, pusę iki 0,6% dalį. Panašus rezultatai šiais metais paskelbti ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto arba Vilnius Tech universiteto mokslininkių komandos. Jos rėmėsi arba jos naudojo šiek tiek kitokią metodiką PGSI, kuri jau yra daugiau taikoma konkrečiai lošimams arba tik lošimams. Ir jų duomenimis, jų išvados rodo, kad apie 12% asmenų patenka į rizikos grupę. Vėlgi, jeigu lygindami 9,5% su 12%, matom, kad tai patenka į apklausos paklaidos ribas. Apklausa konkrečia žmonių, apklausa duomenys rinko bendrovė Vilmorus, kuri yra viena iš rinkos lyderių, ir jos patikimų sunku būtų abejoti. Lygiai taip pat ta paklaidos riba rodo, kad ypač įvertinus skirtingas metodikas, skirtumas tikrai yra realus. Tiek Mykolo Romerio universiteto, tiek Vilniaus Tech universiteto tyrimai rodo vieną dalyką. Taip, visuomenė yra rizikingų žmonių. Jie mėgsta riziką, linkę rizikuoti, dalis iš jų rizikuoja per daug. Tai natūralu ir neišvengiama, visose visuomenėse turim probleminių lošėjų, turim kitų asmenų turinčių priklausomybę nuo kitų socialinių reiškinių, nuo alkoholio, narkotikų ar kitų medžiagų. Natūralu, kad tam turi būti taikomos priemonės ir tam turi būti taikomi ribojimai, kompleksiškai vertinamos rizikos ir tos rizikos valdomos. Dabartinė teorija arba apskritai visas požiūris į priklausomybės moderniose visuomenėse remiasi rizikos valdymu. Tam reikia matyti riziką ir atitinkamai ją kontroliuoti.
Lietuvoje priešingai negu moderniose valstybėse bandoma kurti baubus. Tie baubai išnaudojami siūlant įvairias reguliacinės griežtos kontrolės, griežtų sankcijų, griežtas kitokias priemonės. Viena iš tokių priemonių arba sąlygų yra atsiribojusių asmenų registras, atsiribojusių nuo lošimo asmenų registras. Teigiama, neva žmogus pateikęs prašymą registrui neleisti jam lošti yra jau priklausomybę turintis asmuo. Tuo dažnai grindžiama teisėkūros iniciatyvos, naujos idėjos, nauji argumentavimai remiasi skaičiumi prašymų, kurie registruoti šiame registre. Ir buvo dvi vyriausybės išvados, abi išvados teigiamos, kad iš tikrųjų reikia spręsti tą problemą. Beveik 5000 žmonių laukia šito įstatymo, kurie dalyvauja savanoriškam tam projekte, kad atsisako, tiksliau prašo neįleisti jų lošti, bet neveikia tas savanoriškas projektas. Tuo tarpu mokslininkai, Michaelas Griffithas, yra vėlgi aiškiai pasakęs ir netgi tyrimais parodęs, pavyzdžiui, Unibet duomenų bazės pagrindu, kad vos 1/5 iš asmenų pateikusių prašymą neleisti jam lošti gali būti laikomas turinčių vienokią ar kitokią rizikos laipsnį. Kuo tai susijęs su Lietuva? Jeigu Lietuvoje mes jau dabar 10 000 skaičiuojame atskirus asmenys, kurie yra pateikę prašymus neleisti lošti, pasirodo, kad tie 10 000 nėra joks rodiklis, tai nėra joks duomuo, kuriuo mes galėtumėm remti, argumentuoti savo teisėkūros iniciatyvas. Priešingai, turi būti remiamasi moksliškai pagristais, moksliškai įrodytais duomenimis. Iš tokių mes turime Mykolo Romerio universiteto tyrimus 2017 metų, 2022 metų ir Vilniaus gedimino technikos universiteto naujausią tyrimą 2023 metų. Kuo tai susijęs su kitais turimais mūsų duomenų šaltiniais, su objektyviais duomenų šaltiniais? Ekspertai komentuoja, kad, pavyzdžiui, vienas iš tokių duomenų, kurį mes galim kryžminiu būdu patikrinti, yra realus sveikatos priežiūros įstaigose gydytų asmenų skaičius. Ir todėl, gal pagrindiniai duomenys, kurie mums būtų svarbus nagrinėjant priklausomybę, tai būtų gavusieji gydymą. Nes čia jau abejonių nekyla. Jeigu jie buvo gydyti nuo šios priklausomybės, tai jie tikrai ją ir turėjo. Gal kas nors sugebėjo apsimesti, bet tai čia jau bus toks įdomus atvejis, kad labai visgi retas. Toliau yra specialios lošimo žalos mažinimo, lošimų kontrolės programos. Kas juose dalyvauja. Ir galiausiai masinės apklausos. Tai jeigu pradėtume nuo gydymo, kas veikiausiai yra kone patikimiausias rodiklis, tai kokią situaciją matome Lietuvoje. Yra ganėtinai mažas skaičius žmonių, kurie gydyti pagal diagnozes F63, tai kaip matote čia duomenys iš Higienos instituto, privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos Sveidra duomenys, tai rodo, kad 20 metais šitie duomenys, nes gana šokinėja. Neapibendrina, kitka, tai viena diagnozė F63 20 žmonių, kita diagnozė 5 žmonės. 16 metais, gal čia ir tam tikra prasme ir sveikatos sistemos problema, 4 asmenys, 18 6 asmenys, bet to čia apie gydymus stacionare. Kas dar svarbu, kad didelė dalis jų tai yra, ir ką toliau šnekėsiu, tai yra lydinčioji gretutinė diagnozė. Žmogus depresija, neurozė ir kaip gretutinė diagnozė viena iš šitų priklausomybė nuo lošimų. Kaip turėtume tas diagnozės vertinti? Remtis mūsų valstybės oficialiomis institucijomis. Tai Sveikatos apsaugos ministerija, jinai teikia retų lygų apibrėžimą. Pagal ją reta liga tai yra tokia, kaip serga nedaugiau kaip 5 žmonės iš 10 000. Labai retos ligos apibrėžimą rastume farmacijos įstatyme.
Čia kalbama, kad viena diagnozė iš 200 000. Vadinasi, pagal šituos apibrėžimus problema tikrai turėtų būti gana nežymi. Bet tai nėra vienintelis būdas įvertinti priklausomybės. Turim ir kitus būdus. Pavyzdžiui, man patikęs kaip mintis patikus, reiškia įvertinti priklausomybę. Prancūzijoje atliktas tyrimas, jie išleido tokią kaip ir pamokymų knygelę ir vertino, per kiek laiko jinai yra išplatinama. Nes, galima labai paprastai klausti, kas iš mūsų pirktų knygą, kurioje rašoma, kaip įveikti priklausomybę nuo lošimų. Tai pirktų arba tie, kurie dirba toj srityje, reiškia, bet jeigu tai knyga skirta jau turintiems priklausomybę, ar jaučiantiems, kad gali ją turėti, tai tada jie perka. Sunku patikėti, kad pirks, sakysime, žmogus, kuris niekaip su lošimais nėra susidūręs. Čia kalbu apie vieną iš įmanomų metodų. Ir galima iš karto jį kritikuoti kaip abejotiną metodą, bet visgi įdomus metodas. Kitas, reiškia, žmonės dalyvaujantis įvairiuose programuose. Man regis ir, reiškia, programa anoniminiai lošėjai. Tai vėlgi, kas iš mūsų, gal kas nors ir eitų, bet šiaip maža tikimybė, kad nueitume ir dalyvautume, dar jeigu paskaičiuotume valandas, kiek ten žmogus buvo. Tai kad, kaip matote, turim įvairias galimybės, jeigu kalbame apie tas specialiasias priemonės, kurios mums atskleidžia situaciją. Lietuvoje turbūt viena iš populiaresnių tai yra apribojusius savo galimybę lošti asmenų registras. Kokie ten pat, 20 metų balandžio mėnesiui, ten buvo 10 398 prašymai neleisti lošti. Iš pirmo žvilgsnio lyg ir gana daug. Tačiau, pastebėčiau, kad pirmiausiai šitie žmonės jau neblogai kontroliuoja savo lošimus, nesugeba parašyti pareiškimą ir sakyti, jau man ribokite. Kita, kas kelia tam tikras abejonės, reiškia dėl tų žmonių, kad, sakysime, 1352 atsiribojo nuo totalizatoriaus, o totalizatorių iš viso įmokėta lošimuose 51 euras. Tai padalinus centais, čia žinoma juokai padalinus centrais. Arba taip pat atsiribojimas nuo lošimų bingo salonuose, kurių Lietuvoje iš vis nėra. Tai tada turime dar vieną galimybę pamėginti suprasti, koks yra priklausomybių paplitimas, tai reprezentuojančios Lietuvos gyventojus apklausos. Kaip matote, viena iš apklausų duomenys ir pristatomi yra toje knygoje, tame tyrime, apie kurį šiandien kalbame, bet čia norėčiau akcentuoti esminius dalykus. Tas instrumentas, kuris buvo naudojamas, tai remiasi DSM ir PGSI metodikomis. Jos yra vienoje 10 teiginių, kitoje 9 teiginiai. Visgi atkreipčiau dėmesį, kad tai negalima pasakyti, jog 100%, jog tai yra tyrimas pagal šitas metodikas. Nes tyrimas pagal tas metodikas ir turėtų būti atliekamas specialisto, kuris ir paaiškintų ir patikslintų. Ir jo atliktas tyrimas būtų patikimesnis, nes jeigu aš jums duodu bet kokį testą ir sakau, neškitės namo ir ten užpildysite, tai rezultatas visgi skirsis, kalbant apie didesnės žmonių grupės. Bet šiaip manoma, kad šitie, metodikos leidžia įvertinti priklausomybę nuo lošimų, kur apibūdinama kaip elgesio sutrikimas, adikcija ir neturi cheminio pagrindo.
Valstybinės ligonių kasos duomenys, kurios apibendrina ir skelbia Higienos institutas, rodo, kad per metus Lietuvos valstybės ligonėse, poliklinėse, kitose psichinės sveikatos centruose yra gydoma nuo 50 iki 80 asmenų per metus. Jie vienaip ar kitaip gali būti siejami su tikrai liga turinčių ir nuo priklausomybės lošimams besigydančių asmenų ratu. Kiti asmenys taip, jie gali patekti į rizikos zoną, jie gali turėti vienokią ar kitokią rizikos mastą, tačiau jų laikyti sergančiais arba priklausomais nuo lošimo asmenimis mes negalime.